Sveiki, šiame video aptarsime, kaip sukurti efektyvius mokymosi kursus, mokymosi ciklą ar galbūt vieną pamoką skaitmeniniams čiabuviams, kaip vadina sociologai, arba tiesiog šiandieniniams moksleiviams. Tai šią metodiką paruošėme remiantis Wiggins ir McTighe darbais, kurie būtent siekia padidinti tai mokinių suvokimą ir tų suvoktų žinių pritaikymo praktikoje gebėjimus. Tai pirmiausia, jie buvo pirmieji, kurie pasiūlė pradėti ne nuo kur nors kitur, bet nuo rezultatų, kai mes apsibrėžiame, kokius rezultatus norime pasiekti. Pagal tai parenkame įvertinimo užduotis, kaip bus tos užduotys įvertinamos ir tada apsibrėžiame arba parenkame mokymosi patirtis arba ugdomasias veiklas pamokose. Bet prieš pereinant prie jų pasiūlyto modelio, aptarkime 9 Gagne dėstymo įvykius kaip sąlygas mokymuisi. Tai pirmiausia, svarbu yra sutelkti moksleivių besimokančiųjų dėmesį ir tą galima padaryti keletų būdų. Pirmiausia, tai galėtų būti skaidrių rinkiniai iš, tarkim, Flickr nuotraukų platformos atspindintys temos esmę, galbūt tai bus trumpi YouTube video filmukai ar tiesiog kiti audiovizualiniai kūriniai, kurie yra sužadinantis ir pritraukiantis dėmesį. Kitas labai svarbus aspektas yra informuoti moksleivius apie mokymosi tikslus ir tai leidžia jiems sutelkti savo mintis apie tai, ką jie netrukus pamatys, išgirs arba padarys. Tai labai svarbu įtraukti tuos mokymosi tikslus į skaidres, jeigu tokias naudojate, arba instrukcijas pratimų, užduočių atlikimui ir panašiai. Kitas mokymosi įvykis yra skatinimas atsiminti, kas išmokta anksčiau. Tai leidžia moksleiviams susieti mokslus ir remti savo ankstesnėmis žiniomis ir įgūdžiais. Tai labai gerai arba skatinama remtis ankstesnių pamokų išmoktą medžiagą, integruoti veiklų ir užduočių rezultatus į dabartinę temą, sieti ankstesnę ir dabartinę informaciją. Ne? Taigi, kitas įvykis yra turinio pateikimas ir čia skatinamas labai kuo įvairesnių metodų panaudojimas, ar ne? Ar tai yra tiesiog dėstymas, ar tai yra skaitimas, ar tai yra projektinė veikla. Galbūt galima integruoti įvairius skaitmeninius įrankius, tokius kaip diskusijų lentos, tinklaraščiai, wiki, YouTube ar kiti skaitmeniniai įrankiai. Tai kitas mokymosi įvykis yra mokymosi gairių suteikimas arba, kitaip sakant, padėti moksleiviams suteikiant instrukcijas, kaip mokytis, ar ne? Ir mokymosi intensyvumas ir efektyvumas didėja, nes moksleiviai mažiau laiko praleidžia dirbdami besiremiant blogai suprastais dalykais ar netiksliais faktais. Tai čia mes suteikiame detalę informaciją apie projekto skirsnius, būtinas jo dalis ir panašiai. Labai svarbu leisti patiems vaikams, patiems besimokantiesiems kuo intensyviau bendradarbiauti tarpusavyje ir aktyviau naudotis mokymosi turiniu. Taip pat labai svarbu nustatyti lūkesčius, ko mes tikimės iš jų ir nustatyti laiko ribas visoms veikloms. Ir kitas mokymosi įvykis yra praktikos užtikrinimas, kuomet mes leidžiame
moksleiviams įtvirtinti savo žinias praktikoje, leidžiame taikyti naujas žinias ir naujus įgūdžius. Tai tą galima daryti tiek individualiai, tiek grupėje, pavyzdžiui, dirbant prie projektinių veiklų ar prie projektinių užduočių ir panašiai. Ir prieš paskutinis mokymosi įvykis yra grįžtamojo ryšio suteikimas, kas leidžia moksleiviams koncentruotis į aiškų savo mokymosi problemų suvokimą ir sprendimą. Taigi svarbu suteikti kiek įmanoma detalų grįžtamąjį ryšį apie atliktas užduotis, įvardinant, kas buvo teisingai atlikta, kas ir kodėl turėtų būti patobulinta. Ir būtinai suteikite grįžtamąjį ryšį apie žinių taikymą praktikoje. Labai sveikintinas diskusijų aptarimas ir vėlgi naujai populiarėjantis įvertinimo ir grįžtamojo ryšio pateikimas, kuomet vaikai, besimokantieji, mokinukai aptaria savo kolegų elgesį ar mokymosi procesą, ypač projektų metu, kaip vienas ar kitas žmogus elgėsi ir dalyvavo grupėje, kaip prisidėjo prie bendro rezultato sukūrimo. Tokiu būdu mes ne tik, taip sakant, iš viršaus žemyn parodome, suteikiame grįžtamąjį ryšį, bet taip pat ir horizontaliai, kaip kolegos suteikia grįžtamąjį ryšį ir tokiu būdu mes sukuriame galimybės mokytis vieniems iš kitų. Kitas dalykas yra įvertinti veiklos rezultatus, tai šitas leidžia besimokantiesiems pamatyti sritis, kurių jie dar nėra pilnai įvaldę. Taigi, dabar perinkime prie AD modelio, kuris pavadinimas yra sudarytas iš 5 dalis žyminčių žodžių anglų kalba ir tas dalis sudaro analizė, projektavimas, kūryba, įgyvendinimas ir vertinimas. Analizė - tai mokomojo turinio gamyba prasideda nuo informacijos apie mūsų besimokančiuosius surinkimo, tai kam, kokiegi yra klasė, kokiegi jų yra poreikiai, kokios yra mūsų mokinių ypatybės, kokie jų yra pomėgiai, polinkiai, kokie yra mokymosi stiliai. Šitą visą informaciją mes turime sukaupti į aktyvią sąmonę ir kursą ar pamoką ar ciklą kurti galvojant būtent apie juos. Pereinant į kitą etapą, tai yra projektavimas, ir šiame etape mes pradedame realiai kurti tą ciklą ir jungiame su ugdymo teorijomis ir praktikoje, nusakant, kaip vyks mokymas ar mokymasis. Ir čia realiai išsikeliame tikslus ir juos susiformuluojame, skaidome į užduotis. Svarbu užtikrinti pakankamą detalumą, kad būtų įmanoma suvaldyti efektyviai procesą. Ir paskutinis šios fazės žingsnis yra parinkti veiklas, geriausiai užtikrinančias, kad besimokantieji efektyviai pasieks mokymosi tikslus. Ir šitoje vietoje mums gali padėti patys įvairiausi mokymosi ir mokymo dėstymo metodai, ar tai bus aiškinimas, galbūt bus teksto diktavimas, galbūt tai bus minčių žemėlapio sudarimas, galbūt tai bus tiesiog minčių lietaus metodas, arba mes skirsime projektinę veiklą, projektinį darbą ir tokiu būdu leisime moksleiviams efektyviai pasiekti iškeltus mokymosi tikslus. Taigi, trečia fazė yra kūryba, tai šioje fazėje yra realiai sukuriamos skaidrės, sukuriamos užduotis, aprašomi pratimai parenkami,
parenkami skaitiniai ir panašus dalykai, taigi jau yra absoliuti konkretika ir po šios fazės mes turime aiškius pratimus, aiškius metodus su suformuluotomis instrukcijomis ir panašiai. Po to ateina laikas įgyvendinimui, tai kitaip sakant, pravedamos pamokos ar jų ciklas. Na, o kai pamokų ciklas ar pamoka pasibaigia, aišku, kad ateina laikas įsivertinti, kai mes patys reflektuojame, kaip pavyko pasiekti užsibrėžtus mokymosi tikslus moksleiviams, ką galima būtų patobulinti, kas buvo gerai ir reikėtų palikti, galbūt pastiprinti dar šiek tiek. Ir noriu pasakyti, kad ypač jeigu mes naudojame skaitmeninės technologijas arba leidžiame moksleiviams naudoti skaitmeninės technologijas, turime nebijoti to, kad moksleiviai dažnai yra geriau įgudę naudotis šiomis naujomis technologijomis ir leisti tiesiog jiems patiems sukurti mokymosi metodiką naudojant skaitmeninius įrankius, bet mes tiesiog turime prižiūrėti, kad tikslai atitinkantis lavinimo programą būtų pasiekti, o priemonės moksleiviai iš tikrųjų gali pasirinkti patys,